kokios yra mirštančios verslo sritis ir kas tikrai nemirs atėjus AI-ui? Nu, yra tyrimai, kur yra labai aiškiai išdėstyta, ne, kad turbūt sunkvežimių vairuotojų nebeliks, kasininkų nebeliks. Tai čia apie tą tokią vieną pusę, fizinių galbūt labiau darbų. Bet tada yra ta kita pusė, kurie yra mentalūs darbai, kaip žinai, accountingas, buhalterija, rašymas, aptarnavimas. Tai čia jau dabar nušlavė. Aptarnavime tai mes jau irgi esam 95% turbūt viso srauto aptarnauja robotai. Tai... Aptarnavimas čia ką turiu omeny, kad ne restorane? Ne, čia produkto aptarnavimas, ne, tai pagalbos telefonai, visi e-mailai ir taip toliau. O kaip tu galvoji, meno sritis, teatras, televizija, internetas? Tie faceless kanalai vis tiek neperims rinkos. Kai atsiras noras kažką pirkti AI meną, gal, bet aš manau, ten ilgas kelias galbūt iki to, nes čia ir bus menas, kad žmogaus. Tai šiaip ilgainiui bus blogai daugumai žmonių, nes jau dabar tas paprastus dalykus, ne tik paprastus, ne, AI jūs padaro geriau negu bet kas. Aš turiu vieną įmonę, tai va čia geras pavyzdys yra, Outcraft vadinasi. Čia yra AI-jaus įmonė, tai ką jinai daro, jinai yra robotas, kuris kalba telefonu ir aptarnauja tavo pirkėją, klientą, arba gali parduoti, ir taip pat chatų. Jie yra nauji, jiems labai, tiesą sakant, gerai sekasi, nes tu stupai daug pinigų, bet esmė, kad robotas jau geriau bendrauja už žmogų. Ir šaltus skambučius gali daryti, ir pardavimus. Jo, ir aš neturiu laiko, aš galiu su tavim kalbėti 8 valandas, nes aš robotas. O tu galbūt nori pakalbėti su manimi. Ir kitas dalykas yra, kad jeigu mes matom robotas pardavinėja produktą, vienam, antram klientui tada praeina 1000, tai jisai pats apsimoka iš savo medžiagos. Tai dabar aš tau užduodu klausimą, tu man duodi atsakymą, ir aš pagal tikimybės, kaip robotas, jau galiu vertinti, kaip su tavim toliau tęsti pokalbį. Ir niekada žmogus šito nepadarys. Ir mes jau turbūt turime geriausius pasaulyje pardavėjus, kurie dabar yra AI-jus. Įdomus faktas, kad ne kartą šitas robotas paskambino kitam robotui. Robotai gali kalbėti, žinai, iki begalybės. Tai va, čia yra ta realybė, kurioje jau dabar mes gyvename. O kaip tenai, žinai, įsispręs. Aš tai kažkaip nebijau, man atrodo, kaip tik čia toks, mes pamatysim šitą. Kaip robotas parduos robotą. Žinai, mes pamatysim daug įdomių dalykų, nes gyvenam labai dideliam pokytyje. O didėjant įmonėje nėra to jausmo, kad kartais žmonės ateina dirbti kaip į tarpinę stotelę. Ir kaip tu su tai žmonėm tada dylini, ypač kai tai yra C-levelis koks nors, jeigu jauti, kad... Bet man tai labai okay. Aš manau, kad labai reikia nebijoti pasakyti, kad darbas gali būti tarpinė stotelė. Man tai viskas gerai. Matai, aš nebe vadovas, nežinau kaip dabartiniam vadovui, bet jeigu tu atiduodi savo naudas ir vertę per tą laikotarpį, volia. Aš visą laiką ir darbuotojams sakydavau per susitikimus, kad čia yra stotelė. Jūs išvažiuosite su kitu autobusu į kitą stotelę. Tai klausimas yra, kiek tu gali duoti ir pasimti. Jeigu tik pasimti, sudėtingai sutarsiu. Jeigu duoti ir pasimti, tai tada tai yra teisinga strategija. Bet taip yra apie darbą, ypač šiuolaikinių žmonių, kaip jie mato darbą. Ir man tai visiškai okay, taip ir turėtų būti. Kiek ilgiausiai dirbantis žmogus pas tave yra dabar? Nežinau, reikėtų pažiūrėti. Yra nuo pradžios, kas dirba? Yra. Yra, ne? Dabar reta turbūt, ne? Tokių žmonių, kurie ilgai dirbtų. Tokia situacija tradicinė, su kuria gyvena daugelis Lietuvos žmonių, bet jie visą laiką žiūri, žinai, į sėkmingus žmonės kaip į pavyzdį ir visą laiką bando įminti formulę. O kaip man elgtis, kad irgi išlipti iš to, žinai, užburto rato. Ir tas užburtas ratas tai yra, kai žmonės dirba už vidutinį atlyginimą, didelę to dalį suvalgo skolos, paskolos, lieka pragyvenimui kažkokios išlaidos ir mėnesio pabaigoje beveik nieko nelieka. O viduje yra labai stiprus noras susikurti didesnį turtą, geriau gyventi,
galbūt mažiau tų skolų turėti. Kokius veiksmus, mąstymą ar strategiją tokiam žmogui rekomenduotum pirmiausia, kad jis realiai pradėtų judėti į priekį, o ne tik išgyventų nuo algos iki algos? Esminis mano vis tiek galvo dalykas yra, kiek tu kaip asmenybė ar tavo gebėjimai gali kažkam tai sukurti vertės. Vertės. Dalyko, kurio reikia. Nes kas iš to, kad tu nori tų pinigų? Norėk. Kas iš to, kad tu labai stipriai dirbantis esi ir daug gali dirbti ir visą dieną gali dirbti? Nieko. Ekonomika veikia labai paprastai. Sukurk vertės, aš sumokėsiu pinigų. Tiem, kas gali tą patį padaryti, aš sumokėsiu mažai. Kur yra vienetai, ką gali padaryti, sumokėsiu daugiau. Tai klausimas yra pasižiūrėti, kur tu kaip asmenybė gali eiti ir sukurti vertės. Tiesiog. Paanalizuoti biškį save, žinai, pakilti virš savęs ir pažiūrėti save kaip projektą. Vat yra projektas Artūras. Jis dabar yra toks. Kas geriau žino Artūrą negu tu pats? Tik tu. Ir gerai, kaip dabar šitą Artūrą parduoti pasaulyje? Ir tu pradedi galvoti. Ir iš to gali susiklijuoti planą, žinai, kad Artūras turėtų daryti visiškai kitką nei dabar daro, o nesitikėti darydamas tą patį, gauti daugiau. Iš to tada tu ateini prie kitos minties. Tai kas tas yra kitkas? Ir tu taip, žinai, tik labai sunku tą namuose sugalvoti kažkur kampe, tu vis tiek turi kažką tai daryti, kad sujungti tuos taškus. Reikia gyvenimiškos patirties, kad suprasti, kur yra kuriama vertė. Reikia ateiti ir sukurti vertę. Neatsiranda tiesiog iš to, kad tu nori. Daug žmonių nori. Yra paprasta norėti. Visi mes norim geriau gyventi. Čia yra labiausiai natūralus žmogaus noras. Ir visi mes galim sakyti, kad nusipelnom geriau gyventi, bet blemba reikia pagalvoti biškį. Kaip sukurti kitiem vertės? Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.